Sveiki, esu Andželika, baigusi mokslus meno ir pedagogikos srityse. Pastaruoju metu dirbau prie video pamokų kūrimo vaikams ir pastebėjus tendenciją skaitmenizuoti mokymosi turinį, nusprendžiau kelti savo kvalifikaciją šioje srityje. Šiandien norėčiau jums pristatyti savo UI UX dizaino baigiamąjį darbą. Tai skaitmeninė mokymosi priemonė lietuvių kalba ir literatūra gimnazinėms klasėms. Projekto tikslas - skaitmenizuoti mokymosi turinį, kuris padėtų kelti mokymosi rezultatų kokybę. Tad šis darbas buvo pradėtas nuo analizės, buvo sukurta persona, vartotojo kelias, wireframe'ai, puslapių dizainas su dizaino sistema ir prototipavimas. Šio darbo metu naudojausi Figma, Adobe Illustratorių ir Photoshopą. Visą dizaino procesą sudarė analizė, kurios metu nagrinėjau mokymo programos turinį, aiškinausi vyresnių klasių mokinių veiklas, pomėgius, problemas, domėjausi, kas yra sukurta mokymosi skaitmenizavimo srityje. Po analizės sekė sprendimai, idėja ir visas priemonės dizainas. Mokymo programos ir turinio analizė padėjo sudaryti mokymo priemonės turinio schemą, kas į ją turėtų įeiti. Vyresnių klasių mokinių empatizavimas padėjo suprasti jų interesus, pomėgius ir sukurti šiai mokymosi priemoniai personą. Kuriant personą išryškėjo vartotojo patirties nuostatos, kurios padėjo man kurti šią skaitmeninę priemonę. Buvo sukurta keletą moodboardų, iš kurių buvo pasirinktas vienas. Video pokalbio metu atlikau mini tyrimą siekiant išsiaiškinti, kurie vizualai patrauklesni to amžiaus mokiniams. Buvo sudėliota vartotojo kelio schema. Vėliau sekė desktopo puslapių wireframe'ų kūrimas. Kuriant pagrindinius puslapius buvo sukurta dizaino sistema, kad būtų lengviau pritaikyti sukurtą dizainą kartotiniams puslapiams. Buvo pasirinktas šriftas Lexent, kadangi jis yra lengvai skaitomas, ikonos, spalvų paletė sudėliota, mygtukai, hideris, footeris, drop-down meniu, paieškos laukelis, taip pat šoninis meniu su drop-down ir progreso juosta ir kortelių dizainas. Trumpai pristatysiu puslapių prototipą ir kaip galima būtų jais naudotis. Pagrindinėme puslapyje pristatomas mokymosi priemonės pavadinimas, taip pat mokymosi priemonės tikslas ir uždaviniai, kur galima pasiskaityti daugiau. Galima įsivertinti žinias. Taipogi yra viršutinis meniu, pagal kurį galima pasirinkti atskirų modulių temas ar veiklas. Yra nuorodos į bendrąją programą, naudotojo vadovą ir paieškos laukelį. Taip pat pagrindinėme puslapyje yra 4 pagrindinės modulių kortelės, pagal kurias galima pasirinkti modulius. Paspaudus, sakysim, pirmą modulį, patenkame į modulio puslapį, kur yra modulio pristatymas. Taip pat viršutinis meniu, galimybė rinktis temas pagal klases. Yra kitos klasės arba kūrybinės užduotis, arba didaktinį žaidimą ir refleksijos lapus. Pasirinkus kokią nors temą, mes pakliūname į temos puslapį, kur vyksta mokymosi ir užduočių atlikimo veikla. Puslapyje taipogi yra viršutinis meniu, šoninis meniu, kurį galima suskleisti arba išskleisti, ir pamokos prezentacijos langas, kurį irgi galima išdidinti per visą ekraną arba sumažinti. Pasirinkus temą matome visą temos struktūrą, kas joje yra. Ir pirmiausia atsidaro langas įvado, kuris gali susidėti iš kelių skaidrių arba video. Jeigu paspaudžiam mygtuką pradėti, mes pakliūnam į temos pristatymą, tai yra teorinę dalį, kuri irgi gali turėti kelias dalis ir kiekviena iš jų turėti kelias skaidrės arba video. Paspaudus toliau mes patenkame į sekančią dalį ir, kaip matote, čia registruojasi visas progresas. Ir taip pat atliekant užduotis arba įsivertinant. Taipogi galim grįžti į pirmą modulį ir per naują pasirinkti temas arba grįžti į pradinį puslapį. Taigi, ačiū už galimybę pristatyti savo darbą ir mano darbus galite rasti šiose platformose. Dėkui už dėmesį.